Sveiki, gana po daug laiko tam tikrų apmąstymų ir įsivertinimų savo viduje, skausmingų patirčių, su jumis vėl sveikinasi YouTube kanalas Just Irma. Ir šį sykį aš tiesiog norėčiau paliesti keletą žmogiškų emocijų, kurios aplanko mus visus, vyrus, moteris, ir šeimas, ir sugyventinius, nes jos yra mūsų kasdienybė, bet kartais, kad nepatirtumėte ir nepatirtumėme, jeigu taip jau apibūdinant sunkumų, mes turime jas valdyti. Viena iš tokių emocijų yra baimė ir kartais baimė žmogų gali lydėti nuo vaikystės. Ji ganėtinai intensyvi emocija, nepatogi, o atsakas gali būti į baimės sukeltus padarinius ganėtinai neprognozuojamas. Galima bijoti žmonių, situacijų, jausmų, net savo paties išgyvenimų. Ir čia mes dažnai galime atpažinti pavojų, grėsmes, jas pajausti, išgyventi, bet būti visiškai be baimių neįmanoma. Bijoti kartais yra natūralu, kartais bijoti netgi yra gerai. Tiesiog svarbu ieškoti aukso viduriuko tam tikro. Dabar baimė, ji gali išsivešėti žmonių santykiuose, sukelti agresyvias žmonių reakcijas ir supriešinti, išskirti, priversti bėgti nuo grėsmių, tiesiog nesusivaldyti tam tikrose dalykuose. Iš kitos pusės jau baimė gali virsti ir fobija, žmogus labai nenorės kažko tai daryti, nes jis tiesiog jaučia fobiją tam dalykui. Dabar vėlgi mokymosi prasme, tai reikia mokytis susigyventi su baime, nes kitos išeities nėra. Mes dabar esame ir karo, ir įvairiausių infekcijų, ir įvairiausių vaistų, medžiagų, pinigų, galimybių netgi trūkumo etape, vyksta karas, kibernetinis ir šiaip ne tik. Tai vėlgi sėdėti su tam tikrais vaistais ir žiūrėti televizorių, nepatarinėju, bet tikrai nėra pats tinkamiausias laiko leidimo būdas. Aš siūlyčiau gamtą, aš siūlyčiau miškus, aš siūlyčiau kuo daugiau pozityvių emocijų. Dabar, tarkim, nerimas, čia jau truputėlį kitoks dalykas. Jisai daugiau paliečia socialinius santykius ir jis kilęs daugiau iš socializacijos iš tikrųjų. Iš socializacijos procesų. Tarkim, vis dėlto tam tikrose situacijose nerimas pažadina ką? Pažadina agresiją, vėlgi. Nes žmogus ir nuo nerimo yra linkęs gintis, tik nerimas tokia daugiau iš vidaus draskanti emocija, pakankamai turtinga irgi savo variantais, kaip ji gali pasireikšti, kodėl žmogui gali būti neramu. Tai gali būti susiję ir su pasitikėjimu savimi stoka, ir su perfekcionizmu, ir su net ta pačia baime, nes tai koreliuoja. Dabar, tarkim, pyktis, gerai, pykčio problemų, taip pat keliamų problemų yra nemažai. Pavyzdžiui, mes norim pasiekti ką nors svarbaus, mes stengiamės per galvą, verčiamės ir nepavyksta, ir tada pykstame arba ant savęs, arba ant konkurento, arba ant kito žmogaus, kuris už mus geresnis, o gal blogesnis. Ta prasme, šiuo atveju ne gėrio ir blogio ekvivalentai čia varijuoja. Dabar praktiškai išgyvenimai, kada žmogus pyksta, kai jam kyla grėsmė, pyktis, konfliktų prielaida, kažkas nepatiko, kažkas nepavyko ir tada jau pykčio uraganas. Tarkim,
daug tų neteisybių, pažeminimų, susidurime visi pačiose įvairiausiose situacijose, vieni ranka nuojame, kiti reaguojame labai jautriai, bet vėlgi tai ir parodo, neturime būti kažkokie nežmoniškai stiprus, mes turime mokėti kuo greičiau susitaikyti su situacijomis čia ir dabar. Ir praktiškai tik tokiu atveju išgyventi. O jeigu labai didelis pavojus gresia, tada net ir pabėgimas nereiškia tokios labai ir didelės baimės. Tai tiesiog gali parodyti žmogus racionalumą, saugant savo asmenybę, savo netgi turtą. Tai čia, nepamirškim, kad vis dėlto ne pačiais ramiausiais laikais gyvenam. Ir aš visų pirma norėčiau dar dabar šitoj situacijai tiesiog jums nusišypsoti ir pasakyti, kad, nebijokite būti savimi ir gintis įstatymų ribose taip, kaip jūs sugebate. Tada dar norėčiau keletą žodžių apie viltį. Kur jau ten be tos vilties? Vieni sako, galima gyventi vilties, kiti negalima. Aš vis dėlto būčiau tos nuomonės, kad galima gyventi tik su viltimi. Ir kad būtent ji grąžina žmogui pykčio, nerimo, agresijų, išdaužytus, taip kabutėse kalbant, jausmus. Ir būtent viltis leidžia tikėtis pozityvių padarinių mūsų sąmonėje. Vėlgi daug įvykių, aplinkybių tam žmogaus gyvenime, ten asmenybės gyvenime, kartais ir individo gyvenime. Ir pozityvus mąstymas čia ne paskutinėje vietoje. Ir tikslų siekimas. Visi mes tų tikslų turim, tik jie yra labai skirtingi ir žmonės juos patys priima skirtingai. Bet jeigu jūs tikite savo tikslais, jūs pasieksite labai daug. Vien jau nuo to tikėjimo jums vėl atsivers galimybės. Nes jeigu būsite ne savo vietoje, anksčiau ar vėliau, vėlgi jeigu tas tikslas tiesiog šiaip susikurtas, kad jis būtų, tai jis jūsų neves į tą vadinamą priekį. Tas procesas liks procesu. Tikėkite savimi, mylėkite save, nes tikrai kitos išeities daugybėje situacijų aš nematau. Mes galime pavargti, mes galime nuliūsti, mes galime prarasti kažką, bet viltis grąžina ramią egzistenciją, viltis motyvuoja, viltis kartais net ramina, aišku, negalima užsikelti galbūt ir tos kartelės pernelyg aukštai. Daug norėti kartais vėlgi ne pagal galimybės gali būti paskui psichologiškai per sunku. Tarkim, viltis, meilė gali paskatinti keistis. Čia panašios tos emocijos. Achieve goals. Dar čia užsirašiau. Smagu pasiekti tikslus, smagu suvaldyti konfliktus, išgyventi tokią situaciją, kai esu arba esate atsparus joms, toms situacijoms, užsigrūdinti, kitaip sakant, kaip į eketę įlipant, išsimaudyti šaltą žiemą. Mes galime vieni kitiems kaip tik kelti pasitikėjimo, abipusio supratimo emocijas. Įsiklausymas į žmogų, ne paskutinėje vietoje. Tad šį sykį aš dar būčiau linkusi paminėti keletą tokių svarbių žodžių ir apibendrinti šią temą. Žmonių emocijų ir būsenų supratimą aš iš tikrųjų labai kilstelčiau šitoj vietoj į kitą dimensiją ir iš to kyla ir tiek savimotyvacija dėl savęs, tiek produktyvumas siekti puikių rezultatų darbuose ar tiesiog savo veiklose, namuose, kur jūs bebūtumėte. Naujoje dimensijoje su nauja viltimi ir naujomis idėjomis su jumis dabar atsisveikina šiam kartui YouTube kanalas Just Tyrm. Laimingai jums!